Labas rytas visiems, netikėtai užmatėme Paola Paris Church bažnyčią, tai keliaujame į ją, grožis, tiesiog atrodo iš išorės tai neapsakomas, tos smulkios detalės architektūrinis, tas didingumas, aukštis vien jos, koks, tai einam į vidų. لما كان سيداتها بشمل راي دباتي خال بوكس خال أصل طالب الشيء. Tai nukeliavome vidų šitos nuostabios bažnyčios. Dydžio tai absurdiška. Tokios Lietuvoje tikrai niekur nepamatysi, kad ir kiek iš tiesų turime gražių bažnyčių ir tikrai įspūdingai irgi taip pat Lietuvoje įrengtų, bet na čia jų tikrai yra. Tai kažkoks toks absurdiškas. Tai aš dabar bijau pameluoti tą skaičių, bet man atrodo, Maltoje yra daugiausiai bažnyčių. 365, kad kiekvieną dieną tu gali eiti visą skirtingą bažnyčią. Man biškai mažiau, bet panašiai kažkas apie 10 gal mažiau kalba. Tai va, tai tikrai čia kiekviena bažnyčia yra įspūdinga. Ir jeigu tik yra galimybė, rekomenduoju aplankyti, ir aišku, jeigu patinka bažnyčios ir ta architektūra tokia, tai verta pasižiūrėti. O šiandieną bus tokia lengva diena pas mus, truputėlį paturistausime po miestą ir po to turbūt keliausime į beach. Va, bažnyčia atrodo taip iš... Tai atkeliavom į Hipogijum ir čia yra požeminis pasivaikščiojimas, gana jau po požemis. Tik tais privalomas yra pre-bookingas, nes kitu atveju nieko neįleidžia ypač dienos metu, nes viskas yra užrezervuota ir dabar yra užrezervuota net iki lapkričio vidurio. Nėra laisvų vietų. Tai žinokite, kad jeigu norėsit atvykti, tai reikia iš anksto jau numatyti ir nusipirkti bilietus, o bilieto kaina yra irgi nepigi, 35 € asmenį. Tai atrodo, kad tikrai verta, jeigu tokios eilės yra. O dabar keliaujame iki šventyklų, kažkur 6 minutės nuo šitų. Tai pirksim 6 € bilietų suaugusiems. Kas dar fainai, kad galima nusiskenuoti QR kodą ir eini tada per objektus, yra irgi numeruoti jie ir gali pasiklausyti apie tą būtent vietą, kokia yra istorija pasakojama. Na, čia ženkliai mažesnė negu kad vakar, kur buvom, bet atrodo, yra daugiau vietų, kur pavaikščioti galima. 4 dalys buvo čia statinių ir statė 1000 metų, kas mano galva atrodo nesąmonė, po 1000 metų statyti. Aišku, gal, gerai, tarkim pastatė, šitą gal ilgai labai nestatė, tada kitą pastatė po porą šimtų metų, kitą po porą šimtų, gal taip, žinai, čia tą turi minti, nes netikiu, žinai, tiesiog žmonių skaičium gali tą įveikti, nes jeigu tu statysi kažkokį statinį 1000 metų, tai ten, žinai, kiek 10 kartų praeis, kol kažkas pasinaudos jo. Tai nemanau, kad žmonių nebuvo toks kiekis, koks dabar yra. Gal ir buvo, nieks čia nieko nežino, kai buvo. Nepasitenkinimas. Tik, kad istorija nesąmonė pilnai yra neteisybė. Todėl mes mažai pasakojam istorinių dalykų. Nu, tikrai, bet tikrai yra daug nesąmonė. Kur tipo pateikta kaip faktai, bet iš tikrųjų net nežino 100%. Lėtai gėlės tyrinėja, į močiutę. Čia nepasakau, tiesiog skaitau, tai bronzos amžiui buvo naudojama kaip kapinės, po to romėnų laikais buvo kaip kažkaip dirbami laukai su vandens sistema išvedžiota. Tai žodžiu, turėjo keletą labai skirtingų paskirčių per savo laiką gyvenimo. Kai pastatai gyvena po 1000 metų, tai taip ir gaunasi. Galvojam savo smagesnę dalį. Man tas keliauja su Lėja ir padės ją ant akmens. Ir aš bandysiu ją nufotografuoti gražiai ant šitų akmenų. Stebėkit, kaip seksis. Keliauja, tipo, kaip niekur nieko. Tai sulauksim žmonių. Palauk, kol žmonės padnais. Kaip įdomiai prie pat ir kapinės.
tiesiog pasižiūrėkit, kokio nuostabumo bažnyčia. Ir kaip suprantu, jinai pastatyta 1824 metų. Ėjom iki Kiniečių sodų, man ta veidas jau toks. Šitaip atrodo. Tai yra renovacijos. Ir visiškai veltui jam 20 minučių. Kiniečių sodų, vis tiek eina. Man tas įkalbėjo, bent prisėsim, sako, manęs atsigersim. Nu, panorama atsiveria. Večiai. Ne mano stilius. Ar verta baigti Kiniečių sodus? Tai toli pas manis tokių nėra. Aš taip pem ant pem. Nes gan toli reikia eiti tokį kaip užmiestį. Nu, čia 10-15 minučių. Kažkoks tikrai. Labiau arčiau mes tiesiog čia matėmės. Tai žiūrėjom. Nebuvo labai arti, bet nebuvo toli. Bet po to, na, čia tada biškis autobusas jau problema yra. Kas pusvalandį važiuoja mums, kur reikia. Norim į beachą papulti, o valandą laiko dabar reikės važiuoti autobusas. Nes per Google Mapsus rodo, kad bus 12:56, o per vietinį Maltos appsą rodo, kad, o jis labiau, tikslesnį laiką rodo, kad po pirmos 26 ar 36, tai dar pusvalandį laukti reikia ir dar plus reikės persidinėti. Pasižiūrėjau Boltą ir kainuoja 7,90 € economy boltukas. Ir per 15 minučių nuvažiuosim, o taip tai dar važiuotume apie 5 minučių. Taip pasirinkau šį kartą patogesnį variantą. O kartais būna ir toks kuriozas, kad neiškenti ir pravažiuoja tavo autobusas. Kaip vietelė? Tokia pavargus, bet to pačiu visai nieko. Havajietiška, tokia chill man. Ja, bet kai ir sakai pavargusi, bet tipo... Bet to pačiu irgi. Tipo chill and grill. Fainai. Jaučiu šiaip vakare čia visai gražiai. Yra dar toks atskiras vakarinis meniu, nes norėjau pistacijų pizzą ir sakė tik nuo 6 valandos. Gaila. Pasiėmiau vrepą. Man kalmarų dar kepintų ir man tas pasiėmė burgerį, ne? Kavos dar ir dar aš kavos pasiimsiu. Tai pasižiūrėsim, kaip maistelis čia. Šiaip įdomiai. Atnešė kavas ir iš karto atnešė sąskaitą. Nors dar maisto negavome. Gerai pakentėti minutę. Negalėjau. Nes noriu gerti kavą ramiai ir su šudarankė kėliau lėkštutę ir avariją apturėjau. Skanios kavutės visiems. Keliavo maistelis. Atrodo tai labai skani. Man to burgeris tai apšė belė kaip gerai. Pradėk ragauti. Sakysi ar skanu. Padaro maisto apžvalgą. Šiaip erzinantis labai dalykas, kad musytės tokios mažos maistinės skraido vieną aplinkui. Man tai, kaip tavo burgeris? Šiaip neblogas, bendrai paėmus neįprastas, bet tuo pačiu geras, bet ir nieko geras. Kokybiškas atrodo, bet skonis toks pripratę prie per gero maisto. Dar su ananasais. Jo, bet ananasai visai gal gerbsti, kad tai išskirtiniai biški. Nu ir skaniai aštrus, toks ne per aštrus, ne per švelnus. Ir kava labai skani. Bet tiesiog sirupo daug. Aš tai vrepą valgiau. Tai bulvytės liko, nes tokios visai beskonės yra. Čipsus. Tos visai yra beskonės. Vrepas tai neįprastas. Lietuvoje yra tai tokį gausi, kur pilnas mėsos buvo. Ir padažų tiesiog ir pomidoriukas mini apačioj pusę dar jo. Kai pas mus vrepai dažniausiai tai tokie pušalčiai būna ir ten prikrauti daržovių, salotų, tai niekada jis toks karštas nebus, nes dėl salotų. Tai čia taip, jei mėsos nori daug, tai neblogas variantas, bet nepasakyčiau tikrai, kad buvo wow ir dabar man pritrūko salotų, nes mėsos jaučios privalgiusi, tos bulviai, tie čipsiukai pusiau tokie užkišo ir tokia neišesnytas. Na, kava tai latė kaip latė, geriama, normaliai ten viskas. Ja. Keliavam dabar į beachą, pasižiūrėsime, saulė išlindo, tai turėtų leisti pasiteginti. Dar bet koks mažuliukas dar dirba, tipo.
Iš čia rimtai, žinokite, grandinės viskas surenka, va. O čia atkeliavom į St. John's Bay Sandy Beach. Nu, kur to smėlio, tai nežinau, čia gal 5 metrai geriausia atveju. Ir matau, kad tas smėlis baisu. Tai va čia va tipo smėlis, ten, su tom žolėjom. Nežinau, ką čia darysim. Nevilioja manęs visai. Ir šiaip jūra intensyvi. Banguota. Bet žmonės maudas. Čia skaitasi vietinių beachas. Tai nuėjom iki galo pešiųjų tako, kiek yra palei pakrantę. Tai šiaip gražus vaizdas aplankė. Man tas va nukeliavo salytė jau į apačią. Tikiuosi bangos nenuneš. Jau panašu, kad lai visko gali būti. Užfiksuosim įdomesnį momentą. Kita pusė toks vaizdas. Labai gražios uolos, šlaitai. O šičia, vat, akmenuotas krantas ir žmonės savo. Deginasi, maudosi, kas nori. Ir aš jau šiukšlių, tas labai gerai, palaiko tvarką. Jūra nešiukšliuoti. Kad koks javas paplūdimys būtų, vis tiek norėjau susimaudyti ir jau tingėsiu kažkur kitur gabentis. Vau, saulė labai šviečia. Tai susimaudžiau šiaip. Šlykštokas tas vanduo, pati pradžia yra tokia šlykštinės pilna tų žolių. Bet toliau čia kur smėliukas, tai taip eini, ganėtinai ilgas krantas yra, kur nėra gilu. Bet banguota šiandieną, tai va dėl to dar labai fainai. Jau va, tas bangos. O pats paplūdimys atrodo, na taip. Jau čia iš arti. Čia man tas prikasė filės kastuvėliais. Čia žaidžia ponai. Viena dar iš priežasčių didelėjose jau aišku irgi maudytis, bet liešia kažkaip nenusiteikus pasirodo. Buvo jūrai. O taip, tai žmonės pagrinde va čia šone sėdi ir aš taip pat sėdžiu čia. Tai nežinau, jeigu atvykot jau į šitą pusę, nu tai kaip ir galima. Jeigu be vaikų, tai yra ant uolų. Ant akmenų, daug vietų. Yra ir toliau paėjus tenais nemažai tokių krantų suformuotų, žmonėms pagulėti ir maudytis. Tai šiaip fainai, nu tai yra tokių vietų, bet juk su mažiuku vaiku ir jeigu nu va reikia dar jam pažaisti taip. Tai tada tik tai šičia. Tiek va, smėliuko ir bėra. Eina nuo akmenų maudytis, tai turi vandens batus. Dar irgi rekomenduoju pasiimti tada šitą vietą vandens batus, jeigu turi. Tai šiandieną turėjome lengvą tokią poilsinę dienelę Tarksien ir Marsaskalą miesteliuose. Tarksien taip patyrinėjome pirmą dienos pusę, o antrą pasidžiaugėme paplūdimiu Marsaskalę. Šiaip irgi rekomenduoju ten pasivaikšnėti, nes palei pakrantėje yra gražių vietų. Na ir ką, grįžtame mes jau namučių.